labuką. Nu ką, pradedam naują dienelę, nes jau keliai pasikrovė į Šilalės rajoną. Lemba vakar sumontavau video, sakau, va, galės jau savaitgalį kelti. Nes prieš tai žiauriai ūpa nebuvo, nei filmuoti, nei kurti, žiauriai nebuvo. Nu, buvau prisifilmavęs tą iš anksčiau biškį, per lietų, kai filmavau. Čia kai buvo tas periodas, kai lyja stipriai, nu, ne to, kad stipriai, bet pastoviai. Prisifilmavau, blemba, sukūriau. Ir kaip minėjau, telefone pas mane vietos nėra per daugiausia, tai tą seną informaciją aš ištrinu vis laik sukūręs filmuką. Nu, sukūręs video tą. Sujungęs jau, sakykime. Nu ir ištryniau visą seną, sakau, reikia eit pasižiūrėti, kas ten gavos iš to. Įeinu, nėra video. Tai nesupratau, kaip ant ten sukūrė, sujungė ir kur išsaugoja. Nu, niekur neišsaugoja, nes jeigu būtų išsaugoja, telefonas iškart man mestų naujausią epizodą. Žiūriu, nėra. Yra tik tais, kai vieną BMW buvau nufilmavęs, nu, video registratorius nufilmavo. Toksai, kur, kad iš juostos į juostą be posūkio varo, tai čia nei naujiena, nei kas. Jau kaip ir reikia susitaikyti su tuo. Bet kai žmogus per raudoną šviesoforą suki dešinę, kur nėra visai atskirai juostas žaliosios rodiklės, į be posūkių, nu tai man jau biški peribors yra. Man tokie tai nepatink dėdės, tokie mandravočiai. Nu tai vat, žiūriu, tas video paskutinis, nu ne video, ta prasme, tas iš registratoriaus įkelts. Blemba, kas susinervinau. Tai va, reikia dabar per tą likusį laiką naują sufilmuoti video. Susinervinau. Šiandien tą kolegą kaip tik prasilenkiau. Saka, papuoliau į kadrą. Sakau, būtinai. Bet atsiprašau, nepapuoliai. Nefilmavau to momentu. Iškart. Va, o dabar reiktų iš tikrųjų netoli Varnių esu. Reiktų užsukti degalinę, pasiimti kavutės. Šiaip mėgstu ryte, jeigu ten, sakykam, vieną ar kitą degalinę, nu, operatorius, tiksliau, kaip čia, vieną ar kitą tinklą degalinę, tai tur skaniau bulkučių. Ar vienokia, ar kitokia. O dabar, bent jau Varnios, kur yra ta degalinė, tai ten nėra tų bulkučių. Yra kruasanų visokių, bet arba ten supakuotai plevelės, kur man nepatinka. O tų konkrečiai, kur vietoj kepai, nėra. Nes nekep tos degalinės bent jau. Tai teks pasiimti kavutės, pasilepinti bent jau tuo dalyku. Tam rankas įdegiau, dabar saulė, kai jau švietai, atrodo, kad degintų tas rankas man. O jau irgi čia žiūriu, puikiai matos. Saulė tiesiai kamerą, kai spėgina. Tai va, kaip minėjau, pasikrovęs į Šilalės rajoną išsikrauti. Šiandien reiks dar porą reisikų padaryti ir bus viskas. Tada galės kibti biškį prie remontų. Tie remontai nėra būtini, bet noriu pasidaryti, kad veiktų mano įrenginiai kaip priklauso. Nes jau labai ilgai tempo guma. Va, šiandien reikia prisiversti jau, susiremontuoti. Nu ką, pasiėmiau kavutės ir nesusilaikiau. Pasiėmiau marcipaninį sukutį. Prie jau sako, vieną, sako vieną. Tai žinokit, sako, kažkaip už vieną kainą galit, sako, pasiimt 2. O, tai sako, pasiimu. Nors aš ten nemėgėjęs esu,
Nes vairuojant tie visi tie marcipaniniai sukučiai visokie, kaip tas paskui prieš tai, kur sakiau, pačiam jau užstriga pavadinimus. Nu, žodžiu, tie visi rageliai nelabai trup ir labai prisibarstai. Čia nelengvikė, kad užpakalį pakėlė ir nusivalėjai. Aišku, gali ir čia pasikelti. Bet kaip bebūtų, prisitrupini paskui, jeigu yra kokia cukraus biški, nu ne cukraus, sakykime, to saldiklė kažkokia, tai iškart ištyšt po užpakaliu. Tai va, nu bet svarbiausia kavutės, kad pasiėmiau, bet jau, blemba, didžiąją dalį nugėriau staigiai su tuo marcipaniniu sukučiu bevalgydams. Vakar tiek keptos duonos prikirtau, čia buvau nusipirkęs indelį, tipo su sūriu, bet labai to sūrė ten jau vaikiškai pabarstyta dėl spalvos tik. Bet tiek prikirtau, kad net vienu metu į blogą jau buvo palikę. Vis tiek ta kepta duona, aliejų, kai kepta, tai labai riebi. Tai matyt, nuo to riebumo visą, jau sakau, buvo ne kažką pačiam. Tai va šiandien galvoju, blemba, nieką nereikia imti. Na, bet aš va taip kitas iki užėjęs negaliu susilaikyti. Reik pasiimti vai viskas kažką tai. Nors tie tokie saldus dalykai nei nauda yra. Vis tiek to sportą kaip ir judesė nedaug tai yra. Nėra kaip išdeginti tų kalorijų, anos kaupas kažkur tai. Tai paskui žiūrėk, kad papai nutysi, užpakalis užaugęs, žiūri, kai jau ir į pilvą eina. Prisižiūrėti nėra kaip. Na, bet ką padarysi, čia jau yra tokia tų vairuotojų dalia. Vat, o ką norėjau pasakyti, papasakot, tai čia karts nuo kartą man išmet YouTube'ai tokį miškovežistą iš Rusijos glūdumos. Tai kas su karu, tai aš prieš rusus visiškai esu prieš. Mano aplamai, kai pamatau baltarusiškus numerius važiuojant, jau tarkim su lengvaja važiuoju, pamatau baltarusiškus numerius. Tai man, o Jėzus Marija, kai užverd viskas viduj. Bet ten kažkaip nesutapatinu su karu. Nes, nu, nei tas žmogelis ten kariauja, nei pats ten kažką rodo apie ar gerai, ar blogai yra. Jeigu jau tų tokių dalykų nesureikšmin, ne to, ką nesureikšmin, bet neiššauk, sakykim, nu tai tada dar. Vat, ir ant stepės kažkur tai dirb, nes į mišką pastoviai važiuoji ilgą laiką. Nėra taip, kaip pas mus išvažiavai praktiškai, tu iš bet kokią kaimą išvažiavęs, nuo kaime tai vis suprantama, šalia miškas visą laiką. Bet kad ir iš miesto tu išvažiavęs, tu kažkiek pavažiuosi, tu vis tiek miškingesnė vietovė iš karto aptiksi. Gal tai Lietuvai pabarstyta yra, taip sakykam, tie miškų masyvai, arba miškeliai tokie, bet kaip bebūtų, nu yra pas mūsų. Gal norėtos daugiau, aišku, kaip Latvijai, Estijai, kad daugiau nei pusė teritorijas deng miškai, pas mūsų tik apie 3-5%, nu bet tas jau nėra blogai iš tikrųjų. O ten žmogus, dabar paskutinį epizodą, kai žiūrėjau paskutinį, saka, važiuoju 300 km iki mišką. Nu, tas miškas nevadina ir mediena, kur suštabeliuotas sandėlys, ir kaip mes tas, mišką masyvą. Ten turėjau minį iki sandėlį. 300 km važiuoti tuščiam ir rodo ten per tas stepės, kai važiuoji, ten net krūmo praktiškai nėra. Praktiškai lygumas, nu, ne visai lygumas, yra ir tų, kaip va čia, Žemaitijoj, tų kalvotų vietovių. Į kalnų yra kažkokiu tai, bet dažniausiai, kur jau kalnai, ten kaip tik miškingesnė vietovė ir yra. Tai vat, nuvažiavo 300 kg pasikrauti, o ten liaudis pripratusi, kad su kamazais atvažiuoji medienas vežtis. Į kamazą mažiau telp, nei tarkim Volvo miškovežį,
sakykim, kad kaip mano. Nu, o tas su Volvo miškovežiu važiuoji. Ten Euro 5, man rodos, ne Euro 6, bet nėra skirtumo. Talpa vis tiek turbūt identiškai ir plius priekaba keturašė. Tai ten biški svorio daugiau kraut gali, bet tas svoris, palaukim, praleiskim. Bet tas svoris gal ten nelabai aktualus yra, nes kiek rodo, tai visą laik pilna prisibubinės. Ai, blem. Nu ir nuvažiavo tie, kaip minėjau, traktoristai galvoja, kad kaip Kamazui talpa, pritempė tos medienas, tas susikrovė, sako, blem, 10 kubų kažkur tai trūksta. Nu, 10 kubų šiaip palyginus nemažai dar yra. Jeigu taip grubiai skaičiuojant, tarkim, mano miškovežiui tai 1/4. Na, aišku, čia nuo medienos priklauso, kokią tu veži. Na, bet kaip pavyzdys, jeigu ten sausuolį veži 40 kelis kubus, nu tai 1/4 grubiai. Nu tai nemažai, dar tokį atstumą atvažiavusi, ne? 300 kilų į vieną galą čia. Nu tai saka, blemba, išvarė, ištraukt. Kaip čia, su tuo rusišku priešdėliu, datraukt papildomai tos medienas. Tai žmogus 3 valandas pralaukė ir vis tiek nesugebėjo per 3 valandas ištraukt tų 10 kubų. Eis susinervina, saka, na, užteks tiek, kiek yra, važiuojam. Tai traukė su vikšriniu DT traktorium, senoviškai, su trosu ar ten linciugais prisikabin ir trauktos kelis pagalius, po 3, sakykim. Tai įsivaizduojat, kol pritrauksi, kiek kuras sudegini, kokias sąnaudas. Kiek tu iš tikrųjų to efektyvumą tėra iš tokio transporto. Nu gerai, tą transportą paveldėjai, tai sovietiniais laikais ten, kai buvo tų prigaminta, tai gal ten už kapeikas gavo. Bet realiai tai kurą rindbelė, kaip ta sovietinė technika. Yra žmonių, aišku, ir kas ir šiai dienai, oi, tai čia nepalyginsi su tais traktoriais, sakykim, dabartiniais. Tai ten ir jėgos, ir kuro sąnauda, žinok, tikrai mažesnės, tai ten galim nesiginčyti. Nėra taip tikrai. Aišku, traktoriui nelygu, bet jeigu ir šiuolaikinis traktorius daugiau rin, ten bus galingesnis iš tikrųjų. O bet kokiu atveju dabartiniai yra vis tiek ekonomiškesni, kaip bebūtų. Tai čia net nėra ką ginčyti. Tai ten su vikšriniu partrauk. Tai tas, sakau, saka, užteks tiek, kiek yra. Važiuojam atgal, tai kitų kelių važiavo 207 kilų jau. Bet 300 km į vieną galą, kad pasikrautų. Nu, kad grįžti pasikrovus, sakykime, su tokiu svoriu, nu tai čia jau nieka, gal stebukla nėra kažkokia tai, nes būna ir mes kitas įvažiuojam. Nu, sakykime, mūsų įmonė gal dar skaičiuoja tos kilometrus, kad apsimokėtų, neapsimokėtų, bet yra tų įmonių, kur važiuoja iš tikrųjų iš vieno Lietuvos galą, iš kokias Pabradės, pavyzdžiui, pasikrovė medienas į Menčius. Tai iš vieno Lietuvos galą į kitą Lietuvos galą. Tai ten irgi atstums nemažas yra. Bet čia, kaip minėjau, yra tų įmonių tokių. Tai o mūsų vadyba kartais, saka, tarkim, 50 kilų važiuoti tuščiam jau neapsimoka. Kartais, aš neskau visą laiką. Bet būn tokiu atveju, kad, sakau, tai čia atsimenu, reikėjo iš Šiaulių važiuoti, kilt pirmadienį. Sakau, tai kur važiuoti? O tai galvoju vadyba, sakau, tai lemba, gal sakau, į Papilę tada. Papilėj ten didelis sandėlis buvo. Ne, per toli, sako, neapsimoka. Nuo Šiaulių iki Papilės ten tiek tėra realiai tų kilometrų. Tikrai ne 300, neapsimoka, o čia 300 kilų. Baisu. Tai ką žmonės iš tikrųjų, kokia tos medienos savikaina turbūt, ne, kad tau atsipirktų viskas. Na, aišku, kai to mišką, kaip minėjau, ten tiek tėra tam regione, nu tai yra kaip yra, per visą valstybę išsilygint turbūt tie dalykai. Atvyko į sandėliuką. Nu, čia nuo paskutinio apsilankimo pasikeitė. Čia tokie tešlynai buvo, jeigu pamenat.
Kažkada rodžiau tą sandėliuką. Taip, reiks paimti tarą. Kolega biškičiu kažkaip įdomiai taip vidurį išėmė, čia palika. Dabar reik tagą paimti, pasistumti atbalą. Nežinau, nepatink man tokie dalykai, kai taip palikiniai tokius galiukus. Aišku, galėčiau aš čia atsistoti rimti iš eilės, kas palika, tas susirinks, bet jau kažkaip tai neleid sąžinė man. Va, tai čia buvo kažkada rąstų krūva eglinių. Tai vos išvažiavau, iš čia va toksai lomiuks yra, čia juodžemė buvo pritraukta timberiaus, tai jau buvo reikalų. Čia va tešlas, matos, kiek žmogus smega. Biški. Čia pėdas, kai dinozaurą likę. Ir aišku, matos tešlos kiek yra, nes čia nustumdė su traktoriu, buvo atvežę. Nes čia tešlos daug buvo ištraukta. Tai va čia kas matos, gal nesuklimsiu, kiek čia gali paeit kaži. Dabar tai neklims visai, bet čia matos tešlos belė kiek. Tai va iš mišką, kai traukia viską, čia visur buvo viskas padengta. Aišku, tos tešlos nebuvo ten per metrą, bet kaip minėjau jau nekart, užtenka kažkiek, kokių 5 cm įvelas aplink ratus. Bet čia žiūriu, dar yra taras. Bet čia jau tikrai nesistumsiu paimti. Čia jau dabar tikrai nesistumsiu, kažkaip iškart nepastebėjau. Tai va, čia sandėliuks toks nedidelis palyginus, kaip nemažas buvo iš tikrųjų. Nebuvo labai mažas, ta prasme, nebuvo labai didelis, bet buvo tos medienos kažkiek. Bet nemažai ir yra. Dabar kol saus, aišku, reikėtų vežti iš tikrųjų. Drebulinių malkų, drebulinės taras, stambesnės po dešinę, biški toliau plonesnė drebulinė tara. Čia buvo taras didelė krūva, labai didelė. Paskui buvo eglės popiermedžiai irgi labai didelė krūva. Čia buvo eglės rąstų krūva. Čia yra drebuliniai rąstai. Irgi nieks neveža. Kol kas bent jau. Drebuliniai 5 metriai rąstai. Berža tara. Čia dar eglės taras yra. Nebetilpa toj pusėje matyt. Tai perkelia čia. Berža popiermedis ir berža tara. Per 2 krūvelės dar. Bet čia realiai vežti. Gerai. Mes einam tada čia. Ten, kur mums ir reikia. Taip, ką esu pasidaręs, tai naujus sparnus užsidėjęs. Ir čia blemba kažkur svarstė jau atsileidęs. Naujus sparniukus išlankstė. Bet tik tiek, kada ne nuo originalo čiut ne 2 skiras. Tas kardikė plonesnė yra. Tai dirbtuvės išsiploviau dar metalinę geležinę plokštę. Bet irgi nestorą, gal 2,5, 3 mm. Bendrai sudėjus jau 6. Nes kolega lygiai tokius pats sparnus yra užsidėjęs. Tai jau mačiau, vienas perlūžęs jau praktiškai. Nes čia tiek trūkst. Biški kliūni su pagaliu, ant iškart sulinkst. Norėjo patiesinti lūžt. Matyt, duraliuminis, tai greitai lūžt. Ir kadangi padarė vienodą dydžią visiems, ne visiems, ta prasme, kiek darė bent jau tų sparnų, tai biški per trumps pagal mano sparnus. Čia 1,50 m, o man reikėjo 1,1 m, tai va teko dar prijungti plasmasės galą prie sparnų, nes čia būtų tarps likęs. Ir kaip ir, nieko nepadarys. Padangas naujas. Karpai didžiausi. Tiek ant mašinos naujas uždėjom, tiek ant priekabas. Galiniam ašim abiem. Tiek ten, tiek čia. Priekinė ašiai buvo jau keista kažkada, tai čia praktiškai kaip naujas. Mašinai priekinė irgi praktiškai kaip nauja, tai dabar jau galės judėti drąsiai.
nes jau buvo į pabaigą. Mašinai bent jau varomosių mašinų tai dar normalias buvo, vienas tik tais rats buvo. Atsimenu, buvau akmenį pagavęs tarp ratų ir pratrynė vieną. Vieną teka mest lauk, zapaskas nebebuvo geros, tai užsidėjau tokia, kokia bebuvo likusi, tai ana jau tokia buvo pabaiginė. Plius tada, kai disks trūka vidinis, tai jau nenori reikėjo keisti. Paskui, kai keitėm ratus, padangas, kai keitėm dar vieną radom diskai trūkus. Ta prasme, ratlankį patį. Irgi jau pusė gal buvo įtrūkęs, tai laiko klausims, kada būtų trūkę. Tai žodžiu, būtų buvę reikaliuko. Nu ką, pasikrau, blemba ir įskrida musė. Nu taip. Įzvim dabar. Gerai, ką nors didelė, tai pagaut lengvai bus čia. Dabar musių tai da gerai, kad kuisių nėra tiek daug. Bet musių tai kaip prišiktai yra. Tokias mažikės, blembai kokias įkyrės, lendai. Nu, įduosi da gerai, ką nelend, bet jausi lend. Kur tik tais rand, kur aplink čia už kepurės galą, kai yra ten ta tuščia tokia ertmikė, kur dirželis yra. Irgi aplink plaukus, tai taip, aišku, per plaukus neperkas, bet vis tiek taip nėra malonu. Baisiausia tų museliukų, kad nepriskristų, nes pilna, nu ten. Ir kai nulipino fiskarą, duodas aplink galvą, pradarai duris ir špokšti vidų. Ir paskui turėk reikalų. Nes tarkim tokie kuisiai tai netokie lėti yra. Anus nesunku pagauti. Plius girdas aiškiai. O musiukai ne... Nu kaip protingi. Kažia labai protingi yra, bet protingesni nei kuisiai. Langus pradarai, a ne į pažemę kažkur tai paleikuojas, kad vėja gūsiai neištraukta. Ir nesimata. Nu tai visą laiką. Ranką užkišu už sėdynės, rankšluostis. Ir lauki, tik pamatai, ir kujak kuku iškart. Kad nebūtų paskui kažkokių siurprizų naktį, kad ausies nenugriaužta. Keliai dabar, kai tokie orai pašilę, keliai dulktai belė kaip. Šiandien net nepajaučiau, ar yra vėjuks, ar nėra iš tikrųjų. Nes prieš tai čia vakar, pavyzdžiui, vakarė, kai važiavau krautis, vėjuko praktiškai nebuvo. Tai taip, tokių žvyrkelių praleikiau. Ir žiūri, tas dulkės taip įlaikos palei tą kelią. Na taip gal, blemba, sustoti, sakau, gal nufilmuoti tą visą tokį judesį, bet žiūriu, kad už beveik kilometrą jau asfaltas matos, tai galvoju, tiek to nereik. Bet dabar tą tarą reikia nuvežti į Raudėnus. Čia bus tarp Telšių ir Kuršėnų. Išsikrauti ir tada... Va, kokia musė, nebūkų rankšluostis. Ir tada lėkti per 3 vietas nepataikiau. Per 3 vietas susimest Beržo rastus įmenčius. Gal biškai pritrieškiau, bet kaži, galutinai. Nu ką, atlėkiau į kitą sandėliuką, tarą išsimečiau. Dabar, kaip minėjau, reikia surinkti Beržo rastus visus. Tai vat, per 3 vietas reiks pravažiuoti, dabar susimest tą. Ir lėkti kitą sandėliuką, čia už kokių 5 kilometrų yra. Nu ką, atvykom į antrą vietą. Kiek čia yra tų pagalių? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pagaliuko susimesti.
Nu, atvykom ir į 3. vietą. Dasimest iš čia to beržą ir keliauti į Menčius. Nu ką, ir ką dar liko pasidaryti, tai susitvarkyti rites, nes biški blūdiai. Tam, kad veiktų, turi pastoviai spaudinėti, paduoti orą, nuimti orą, paduoti orą, nuimti orą. Kitaip neveikia. Nėra taip, kad paspaudė ir rites suktus pastoviai.